Who's my little dešrius? Ujusio. Dešrius. Oi, dešriu. Duok kamuoliuką. Duok. Dešriu, tygu. Oi, tygu. Geras. Perfect. Pamiršau, gal jaučiuosi kaip princesė. Skardys, dude. Šitą laimėjai. Antras raundas, ateik čia. Jo, sveiki visi, esame Rygoje. Išvažiavom į Estiją, pirma stotelė Ryga. Aš prašau, pataisysiu į Estiją. Estiją, taip. Čia Liudo galios dalykas, pagalys jo. Meilės pagalys. Nusipirkom frappuccino, ne frapę, su ledais. Sukiešinsim ir toliau judėsim link Estijos. Pakeliui dar sustosim, pažiūrėsim kokių dalykėlių, gal susitiksime su Estijos, taip ir sakiau. Pakeliui susitiksime dar vieną mano Latvijų draugą, pabendrausime. Turėjom pas jį iš vis apsistoti nakčiai, bet tiesiog negali dėl, turi priežasčių savų. Čia mane dabar fotkina arba filmuoja Skrajūnas su savo epic lenzėm. Čia viena iš 3 jo, tai geras dalykas. Frappuccino, pažiūrėkite tą gėrį. Alright. Judame tolyn. Atvažiavome į Lukoilo checkpointą, kur pasitinka mus Latvijos draugas. Varysime paskui prie ežeriuką, dar ką pažiūrėsime, nuveiksime. Judėsime, žiūrėsime, dar ir parduotuvėje reikės pieno, kitų produktų ir per jūros nuvarysim. Judame į priekį. Gerai. Latvijos Hesburgeris prieš pat Estijos sieną. Va ten va, jo, į tą pusę Latvijos sieną. Tai va, mūsų visas taboras atvažiavo į Estijos parduotuvę. Nėra pas mus tokių ledų. Man atrodo, reikia pasimti, ne? Šiaip, pažiūrėk kokią kainą. Įdomu, kiek naujų dalykų. Oh my god. Per visus tai ne tiek ir daug, žinai. Įdomu, kiek rasim tokių nematytų produktų, visko, nes Lietuva nuo Latvijos nelabai ko skiriasi, bet jau Estija tai gan gerai. Buvom turizmo centre Estijoje. Kažkokį miestą, koks miestas? Parą darots. Parną, sakykime. Tai pasiėmėm buklėtų visokių ir žemėlapių. Ir panašu, kad varysim dabar va šitą salą, kuri vadinasi Sarema. Čia yra didesnė Estijos sala, viena iš tų 2 didžiųjų salų. O kitą dieną galbūt varysim į šitą, bet čia dar žiūrėsim, kaip čia bus. Čia šitoj saloje iš tikrųjų daug veiklos yra. Tai pabandysim kuo daugiau aplankyti. Ir žiūrėsim, ką parodys rytojus. Pabaigiau aš su klišė frazė ir nueinu. Esam parduotuviai. Su šituo likę. Ir... Taip, podas, nesalautim. Ir norit, nenorit, tikėkit, netikėkit, bet atvarėm į Estiją, nepasiėmė puodą, nes jisai pamiršo. Ir dabar perkam pigų puodą. 11 eurų.
Perkam puodą. 1,5 litras, labai geras, metalinis, su dangčiu, kurio neapčiopsi normaliai. Virsim. Kepsim. Ką mes nusipirkom kruopą? Avižų. Avižinį kruopą. Valgym vakar avižas, šiandien avižas valgysim ir rytoj. Bet ten jau virėm ne savo puodą. Jo, ten buvo kitų žmonių puodas. Už ką labai dėkingi esame iš tikrųjų. Plaukėme į salą, kur yra mūsų tikslas. Pagaliau pamatysime kažkokių įdomesnių vietų Estijoje, nes kol kas tik tai važiavom. Nieko įspūdingo nebuvo. O ten ir pilis, ir tiesiog krateris bus. Tokių įdomių dalykų. Kodėl matote mūsų tikslą? Šiandien ten ir nakvosime, o kitą rytą pabaigsime kelionę. Toj saloje ir į Taliną judėsime. Esam Teutonic citadeliai. Taip jinai vadinas. Ir iš tikrųjų buvo didelis veltis čia vykstant. Bet panašu, kad viskas, kas čia yra, tai tiesiog kažkiek grįvėsiai. Kažkas lyg nebaigtas statyti, nesuprasi čia maždaug. Ir nežinau. Nieko labai nėra čia tokio, aišku, vaizdas nieko. Esam ant šiokio tokio kalno. O čia gal ko gero bus įdomiausia vieta. Čia galbūt galima nulipti ir žemyn, panašu, kad galima. Ir panašu, kad galim dar vidun nueiti. Eim pažiūrėti. Leisimės dabar žemyn ir pamatysime visos struktūros pamatą, išgaubtą gražiai. Didelis rūsys ir tiesiog padaryti tokią struktūrą, kad išlaikytų visas šitas sienas akmeninės nuo visokių puolimų ir viso kito velnio. Let's go! Esame Kalio mieste, atvykom į meteorito vietą, kur nukrito meteoritai. 83 hektarų plote yra 9 meteoritų taškai, kur nukrito jie. Čia matote patį giliausią, 110 metrų gylio pločio ir 22 metrų gylio. Kad geriau galėtumėte įsivaizduoti šitą kraterio gylį, pažiūrėkit, koks mažas liūdas ten yra. Stop it! Stop it! Utenos merė, pastatykit būtinai tokį. Čia yra laimė vaikams. Atvažiavome į Kurėsarį miestą ir palengva žygiuojame pilį. Pažiūrėsime, kaip atrodo pas vidus. Labai džiaugiuosi, esu matęs vieną įrašą YouTube'e, kaip grinai ant šito tilto kovoja kažkur apie 300 žmonių ir tiesiog turnyras vyksta, ne? Viduramžių šitie, nežinau kaip lietuviškai, reenactmentas vadinasi, vien žodžiu, kaip gyvoji archeologija gal parodo viską, vaidina kiti. Tai labai esu laimingas dabar, kad galėsiu pamatyti šitą visą pilį. Aš jau vien tą tiltą pamačius buvau toks, wow, kas privelnis. Ir einu į pačią pilį tolyn ir pažiūrėk, koks jo namelis. Opa. Mūsų pati pilaitė viduje. Very pretty. Ir vaizdas nuo pačios sienos.
atvykome į paplūdimį, kur labai daug pridėta tiesiog akmenų, ne, ir taip kalniukais viskas statyti. Kamera įdėta į bokštą dabar. Wow! Įdomus toks vaizdas važiuojant, jog matom labai gražiai jūra. Gražiai atrodo ir taip iš niekur nieko šitas kaip ir kaimelis išlindo. Baiginėja bokštą. Liudas baiginėja bokštą. Atvažiavo prie uolų, labai šalta ir vėjas, nori grįžti. Ką? Skrajonas rėkia, nieko negirdžiu. Sakė, kad jeigu rėksiu, gal girdėsiuos. Tai va, uolas. Bet, Nesivertė! Pirmas tūkstantis. Atvažiavom į kempingą. Kiek valandų dabar? Pirma kažkur. Kažkur 1 valandą, 32 km iki Talino liko. Labai tamsu, labai šalta. Eisim statyti palapinę. Aš jau užsimegojęs. Skrajūnas vairavo. Liudas einu mėgo. Tai paskutinė naktis praėjo. Nesakyčiau, kad gana sklandžiai, bet išmiegojom ir viskas buvo gerai. Varysim į Taliną, apžiūrėsim dar porą pilių ir varysim namo po biškį. Tai va. Įdomiai čia biškį buvo, nes sumokėjom iš tikrųjų, va tik dabar galim iš tikrųjų išvažiuoti tiesiog ir nesumokėt. Nes nežinau kodėl, bet nepaėmė pinigų iš vakaro. Tai ko norėt, ne iš vakaro, mes ten antrą nakties šiandien atsiradom. Ja. Paskambinom į duris, tu tokia iššoka visą tokia pat apsmiegojus kaip mes. Ir dar bandyt angliškai šnekėti. Ir dar bandyt angliškai šnekėti. Dar pašnekėjo, nieko negalima sakyti. Jo, šiaip props. Jep. Ir keliaujam toliau. Kaip ten man pasdavė? Esame su parduotuvėje, siėmėm burgerį vieną. Čia matot kainą, jos prieš tai nebuvo. Nuėjom savom gal pašildys, pasirodo nešildo. Nesuprato, ko mes norim, tiesiog nuėjo iki kasos, patikrino kainą, atėjo, uždėjo naują kainą ir padavė mum. Viskas. Estai šilto maisto nevalgo. Taškas. Visiems neišprusėm valstiečiams, va kaip kraunasi elektrinė mašina. Don. Talino pilis neverta dėmesio. Ne jums patenks bažnyčios, rusiškos cerkvės ir daug turistų. Tada užvažiuokit, jeigu ne, tai jau. Kryžių žygiai. Vargintis dalykas. Oi, tu pjakom. Who the fuck are you? Hello. Bring me my wine. Dėt kaip ragana. Rekverės išėjom iš tos pilies. Labai įdomi ir graži pilis iš tiesų. Daug smagiau netgi negu Trakose. Labai tas patiko, kad galima liesti eksponatus beveik visus. Kardus galit, skydus, šarvus pakilnoti. Nei ten kamerų yra prižiūrėtų kažkokių ir jeigu praeina koks darbuotojas visiškai nepyksta, kad pakėlė. Jo, visiškai chill. Studentam 5 eurai įėjimas,
taip, senatiškai 7. Galima nusipirkti ten vaikams visokių šalmų padarytų iš, plasmasinių šarvų labai. Arba mažagalvė. Mažagalvėm, jo. Būčiau aš mažagalvis, tai va kaip mano dėdė, nepyk dėdė, pasiimčiau tą šalmą. Labai smagu. Pačiam vidui tenis galim buvo su mediniais arkliais pajudinėti, kaip liūdas stumėm, matėm. Jo, pastumdytėm būti. Ant rampartų užėjom, sieną, ne? Tada buvo vienoje vietoje kambariuką, ne? Koks ilgas pastatas ir metai surašyti. Ir kiekvienas kambariukas, skirtingų metų ir kaip atrodė viskas, ne? Skirtingais amžiais, ten 10 metų ir kaip viskas keitėsi. Patys darbuotojai labai malonus. Vienas školeris buvo, školeris yra maždaug, šventikas kažkoks. Ir taip linksmai. Ne išminčius, ten, kunigėlis kaip ir kažkoks. Labai įdomi pakalbėjom ir dar jis suprato, kad mes iš Lietuvos atspėjo. Porą lietuviškų žodžių mokėjo, taip pabendravo, dar leido špagą pavalyti ir užsidėti kažkur ten. Jo, 17 amžiaus berods šalmą, nepamenu tiksliai kurio amžiaus, bet. Žodžiu, labai linksma pilis ir tikrai verta pamatyti. Gaila, kad nenuvažiuosime į Narvą pilį. Ten irgi gal būtų smagu. Ko gero, ne tiek smagu, nes čia apgriuvusi pilis ir automatiškai gali daug visur palaipyti visą kitą velnio, o ta Narva pilis yra apstatyta, va taip. Šitą labai patiko. Na ir ką, jeigu kas buvot nuvažiavę ar nuvažiuosit į Narvą pilį, parašykite komentaruose, pasakykit, ar jums ten irgi patiko, ar kas ten gero dėjasi. Ir važiuojame į namus. Tartu, pirmas miestas, kurį pamatysime. Woo! Very good. As long as you